Sveiki gyvi visi. Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Priklauso nuo to, kada žiūrite šį pristatymą. 7. mūsų pristatymas Slavinskas Cap fondo. Man labai svarbus šitas pristatymas dėl keletos priežasčių. Visų pirma, dėl to, kad jau pristatinėjau pirmą pristatymą būdamas tėvas nuostabios dukros. Visų antra, kad pirmą kartą viešai su ūsais pasirodau, naujas įvaizdis su nauju statusu, bet juokus dedant į šoną, tai svarbus ir todėl, kad ir reikšmingi įvykiai vyksta rinkose ir taip pat priejau tokią, manau, svarbę kertinę tezę, kas turės didelės įtakos ateities mūsų investicijom. Tai pristatysiu viską šiek tiek vėliau. Taip, 7. pristatymas, suma 287 tūkstančiai, tai yra suma spalio galui, spalio 31 dienai, kiek buvo mūsų vertė portfelio investicijų. Tai su visom mūsų kontribucijom, su visais įnašais ir plus kiek pakilo vertė pačių akcijų. Taip, tai informacija yra spalio 31 dienai, nors ir pristatinėjau vėliau. Taip, tai mūsų fondo rezultatai už spalio mėnesį. Šiek tiek tokių irgi bandau įnešti naujovių, kadangi mokausi ir stebiu ir žiūriu, kaip daro kiti fondai ir kaip pristatinėja informaciją, tai stengiuosi implementuoti irgi tam tikrų tokių profesionalesnių, kaip pasakyti, diagramų. Tai per spalio mėnesį Slavinskas Cap pakilo 5,5% procentinio punktų. Procentiniais punktais aš išreiškiu baziniais punktais, tai irgi tiesiog nusižiūrėjau, kaip tai daro kiti. Tai 55 baziniai punktai, tai reiškia 5,5% pakilo mūsų portfelio vertė per spalio mėnesį, tuo tarpu lyginamasis indeksas S&P 500 pakilo per 19 bazinių punktų. Tai reiškia, kad spalio mėnesį mes pasirodėme geriau ir apskritai nuo investavimo pradžios, nuo birželio mėnesio galo, mūsų fondas užaugo 15,6% punkto, lyginant su S&P užaugimu per tą laikotarpį 10,8 punkto procentinio. Portfelio pjūvis į keletą skirtingų kategorijų, tai ką pristatinėjau pereitą kartą, investavimas į spekuliatyvias įmonės ir investavimas į vertę, ne tik įmonės, bet ir kriptovaliutas, tai sėkmingai sumažinom iki 15% mūsų spekuliatyvių investicijų, kadangi nieko nepardavėm, tiesiog užsipirkom, kadangi daugiau investicijų į pelną generuojančias augančias kompanijas, tai automatiškai išaugo vertė, mūsų investicija į vertę ir sumažėjo spekuliatyvaus dalis iki 15%. Skaidant į mūsų kategorijas, kur planas buvo investuoti į visas mūsų kryptis, į visas mūsų temas, irgi pristatytas paskutiniam pristatymė. Rezultatas toks, kad technologijose šiai dienai turim 36%, tiek pat turim kosmoso ir gynybos pramonėje 36%. Ir new money, tai fintech kompanijos, finansinės kompanijos ir kriptovaliutos šiai dienai mūsų portfelio sudaro, ne visai šiai dienai, spalio 31 dienai, šiek tiek atsiliekam su informacija, bet noriu vis tiek pristatinėti taip pamėnesiui,
kad matytumėm viso mėnesio rezultatą. Tai New Money kategorijai turim 28%. Iš šių trijų kategorijų daugiausiai natūralu užaugo technologijų mūsų kompanijos, tai tiek tas pats Google'as, tiek ASML. Kitose skaidrėse mes matysim labiau, kas tie mūsų geriausiai pasirodžiusieji per spalio mėnesį. Apskritai, iš viso mūsų surinkto kapitalo, tiek grinais pinigais, kiek turim, tiek kiek suinvestavę į skirtingas valiutas, kiti fondai čia šitoje vietoje labiau skaido, į kokias rinkas jie investuoja, kokias šalis, ten tarkim procentas kiek yra Amerikos kompanijų, procentas kiek Europos kompanijų, procentas kiek ten Azijos ir taip toliau. Aš šiek tiek kitaip nusprendžiau skaidyti dėl to, kad mes turim tą valiutų riziką, tai aš skaidau tiesiog kokia dalis mūsų bendrovių yra listinguojama doleriais, kokia dalis mūsų įmonių listinguojama yra eurais ir svarais sterlingais į vieną, taip pat suplaku. 33% mūsų įmonių yra eurais listinguojamų ir tada 15% yra kriptovaliutose, tai atskira kategorija, aišku, rizikingesnė turto klasė. Tai taip pat sumažėjo šiek tiek negu buvo anksčiau. Dėl to, kad mes dasipirkome daugiau kompanijų ir nebepirkome daugiau kriptovaliutų iki šios dienos. Ir vis dar 26%, tai apie 100 000 eurų mes dar turime grinųjų pinigų, kurie bus panaudoti, alokuoti per ilgesnį laiką, dasipirkinėjant agresyviau, kada rinkos krenta ir dasipirkinėjant mažiau arba iš vis nedasipirkinėjant, kada rinkos kyla. Aišku, galbūt galėčiau čia ir pasakyti skaičių, pavyzdžiui, kiek per spalio mėnesį, už kiek mes nusipirkom akcijų, tai man atrodo kažkas apie 25 gal tūkstančiai eurų, tai kažkur tai turėjom 125 gal tūkstančius kešo, dabar turim apie 100 000. Tai jo, čia galbūt sekantį kartą galėsiu patobulinti šitą vietą. Ir kas yra mūsų stipriausiai 4 pasirodžiusios pozicijos per spalio mėnesį ir 4 blogiausiai pasirodžiusios pozicijos per spalio mėnesį. Tai mūsų geriausiai pasirodžiusi pozicija yra Nokia. Nokia kilo per vieną dieną gal apie 50%, tada biški nukrito, bet rezultate per spalio mėnesį ši pozicija užaugo per 45%. Indra Systemas užaugo per 28%, Google per spalio mėnesį užaugo per 17%, ASML puslaidininkių gamintoja Europos užaugo per 8%. Irgi esu patenkintas, kadangi agresyviau nusipirkom ASML per spalio mėnesį, tai džiugu matyti, kad tos didžiosios pozicijos yra tarp nugalėtojų šiai dienai, o ne tarp didžiausių pralaimėtojų. Kalbant apie pralaimėtojus, per spalio mėnesį Bitcoinas krito per 4%, Iridium Communications dėl neigiamo sentimento, nors ir paskelbė pozityvius ketvirčio ataskaitas, krito 5%, Redwire krito per 8,5% ir Booz Allen Hamilton taip pat dėl neigiamo sentimento kol kas krenta labiausiai ir vien per spalio mėnesį nukrito per 10%. Taip, tai šiuo metu dėl ko šita ataskaita yra svarbi, dėl to, kad mes perinam laikotarpį, kai yra paskelbiami bendrovių finansiniai rezultatai už trečią ketvirtį 25 metų. Trečias ketvirtis baigėsi rugsėjį, tai per spalį, lapkritį visos kompanijos viešai listinguojamos pristatinėja rezultatus, ką jiems pavyko nuveikti. Kokia situacija šiai dienai apskritai rinkose, kad 85% netgi
įmonių pateisina investuotojų lūkesčius, tai reiškia pristato geresnius finansinius rezultatus tiek pajamų augimo, tiek pelno, EBITDOS ir visa kita. 85% bendrovių iš viso S&P 500 Amerikos stipriausių 500 kompanijų, 80% jų bytina rezultatus. Tai labai stiprus ketvirtis. Iš mūsų pozicijų tai kol kas tik tai 15 iš mūsų 21 paskelbė trečio ketvirčio rezultatus. Tai taip pat tai koreliuoja. Buvo įdomu išanalizuoti, nes kadangi mes turim ganėtinai mažai pozicijų, tik tai 21, tai vis dėlto ta matematika yra ta pati, 85% mūsų bendrovių taip pat pateisina investuotojų lūkesčius. Taip, ir tokia ilgiausia ir svarbiausia mūsų dalis šio pristatymo. Tai aš ilgai galvoju ir bent jau 16 valandų per parą mano smegenis dirba investavimo klausimų, aš klausau daug turinio, stengiuosi analizuoti bendrovės, kas vyksta, kas auga akcijų kainos, kodėl jos auga, kas krenta, kodėl jos krenta. Tai aš priėjau tokią išvadą, kad reikia ruoštis dirbtinio intelekto burbulo sprogimui. Ir manau, kad laiko klausimas, kada tai įvyks, tai gali įvykti po savaitės, po mėnesio, po metų, po 2 ar po 3. Tikrai nieks neturi to krištolinio burbulo ir nieks niekada negali pasakyti, bet aš kaip fondo vadovas šitą riziką visada turiu savo galvoje. Ir iškėliau tokią tezę ir sudariau trumpą veiksmų planą, ką dėl šito mums reikia daryti. Tai kokia yra taisyklė apskritai, kada vyksta kažkokios didelės naujovės technologijose, tai su interneto atsiradimu ten 2000-aisiais, kada buvo interneto bumas, ar tai ten su smartfono išėjimu 2007 metais. Technologijos, kurios ženkliai pakeitė žmonių gyvenimus. Ir taisyklė yra tokia, kad kaip ir visos revoliucinės technologijos, trumpuoju laikotarpiu jos yra pervertinamos, kad tai nežmoniškai pakeis mūsų gyvenimus, kad tai padidins našumą ir taip toliau. O kas nutinka, kad tas burbulas anksčiau ir vėliau jisai sprogsta ir tai nepateisina tų didžiulių lūkesčių, kas buvo iškelta, tai tam dirbtiniam intelektui tas lūkestis yra, aš manau, kartais didesnis, negu jis galėjo būti bet kada anksčiau. Bet ilguoju laikotarpiu tai tiek investuotojai, tiek žmonės apskritai nuvertina, kaip iš tikrųjų tai pakeis mūsų gyvenimus, bet tas ilgasis laikotarpis jis užtrunka laiko ir tai gali užtrukti 5, 10 ir 15 metų, kada iš tikrųjų tai palaipsniui pakeis tiek žmonių gyvenimus, tiek bendrovių finansus, augimo našumus ir taip toliau. Tai mano tezė yra tokia. Tarkime, dirbtinis intelektas nustoja progresuoti iki kažkokio tai sekančio didelio proveržio, kuris gali būti už N metų, už 5 ar 10. Ir burbulas sprogsta, investuotojai praranda milijardus, investavę į Nvidijas, į, nežinau, bet kokias ten puslaidininkių dirbtinio intelekto kompanijas, kurios dabar ant didelio bumo. Ir dirbtinis intelektas, jis koks yra dabar, ir jisai sustoja progresuoti ir mes turim, ką turim. Ir mano tezė ir šiaip, tie skaičiai yra įrodyti, kad dirbtinis intelektas toks, koks jau yra dabar sukurtas, nuo 22 metų, kada išėjo ChatGPT, sėkmingai jį įdiegus ir implementavus,
tai jau gali padidinti paprastų įmonių, eilinių visų įmonių, kurios dabar nebūmina taip smarkiai, įmonių našumą jau dirbtinis intelektas gali padidinti nuo 15 iki 20%. Tai klausimas tik tai mano supratimu yra toks, kiek laiko reikės įmonėms, paprastoms įmonėms, ir aš manau išimtinai, be išimties, tai yra visų įmonių našumą gali dirbtinis intelektas padidinti toks, koks jis yra dabar, tiesiog laiko klausimas, kiek apskritai ir žmonės, ir bendrovėm užtrunka dar ilgiau implementuoti ir prisitaikyti ir išnaudoti tą gėrį. Tai mano tezė yra tokia ir, tarkim, ir labai galima, kad taip ir įvyks. Tai kas tada? Ir mano dabartinis, mano mintis yra užimtos tuom, kad aš noriu surasti, kas yra tos paprastos įmonės, kurios greičiausiai pritaikys dirbtinį intelektą, toks, koks jis yra dabar, ir pritaikys jį čia ir dabar, ir kurių finansuose ir rezultatuose tas našumas greičiausiai galėtų atsispindėti. Tai aš suradau mano nuomonę, ne tik mano nuomonė, aš konsultavausi su dirbtiniu intelektu šiuo klausimu, tai ir jisai, aišku, man padėjo nustatyti, kas galėtų būti tos sritys. Tai pirma sritis mano nuomonė ir dirbtinio intelekto nuomonė, tai yra turinio kūrimas, reklama internete. Kaip pavyzdys. Šiai dienai viso turinio, visos informacijos apskritai, kas yra sukuriama internete, 99% jau yra sukurta ne žmogaus ir tik 1% viso turinio pasaulyje internete yra sukuriama žmogaus, visa kita yra sukuriama įvairių programų, dirbtinio intelekto ir taip toliau. Tai turinio kūrimas, reklama internete, man atrodo jau koks dirbtinis intelektas yra dabar. Tos kompanijos, kurios iš tikrųjų turėjo ilgą laiką labai neigiamą sentimentą dėl to, nes Google'as, aišku, tą neigiamą sentimentą jau, sakykime, paneigė, ar ne, akcijos kaina auga į naujas aukštumas ir taip toliau. Bet realiai visos šios kompanijos, kas čia logotipus aš sudėjau, anksčiau ar vėliau jos turėjo sentimentą, kad jų biznius nukonkuruos ChatGPT, bet koks kitas dirbtinis intelektas. Aš nemanau, kad tai įvyks. Mes turim pavyzdį su Google. Tai kaip žmonės ieško internete informacijos, iš principo nelabai pasikeitė. Be to, kad žmonių įpročiai pasikeitė, taip, jie ieško per ChatGPT informaciją, per kitus chatbotus, bet tiek, kiek paieškų rezultatai, jie nekrito. Google turi dar didesnį šansą monetizuoti, nes dar didesnis yra poreikis ieškoti informacijos ir nesvarbu per kokią platformą tu ieškai tos informacijos, tiek Google'as, tiek Meta, aš manau, jie dar labiau monetizuos visą šitą padidėjusį bumą informacijos paieškos ir Google'as tai jau įrodė. Meta, aš manau, kad tai yra labai gerą potencialą irgi turinti kompanija. Nėra mūsų investavimo radare šitą kompaniją, bet nepaisant to, aš manau, kad jiem labai gerai seksis tiek su Instagramo turiniu, tiek su Facebook'o, su reklama, kaip dirbtinis intelektas padės, kaip jis kūrė jau turinį ir 90% turinio ir vaizdinio ir visokio kito, aš manau, irgi bus jau sukurta dirbtinio intelekto.
su tokiu, koks jis jau yra dabar. Ir trečia bendrovė tai yra Adobe. Vat šita bendrovė tai tikrai yra mūsų radare ir ji yra labai stipriai dabar nukainota ir nuvertinta, vėlgi dėl to, kad visi dirbtinio intelekto įrankiai, čia GPT ar Gemini's ar dar kažkoks, jisai tiesiogiai konkuruoja su Photoshopu, su nuotraukų kūrimu, su video redagavimu ir taip toliau. Bet aš manau, kad Adobe turi stiprią klientų bazę ir aš manau, kad jiem labai gerai seksis ir finansiniai rezultatai tai puikiai parodo, įmonė auga, dabar tikslių skaičių neturiu, bet ten po 15, 20, 25% kasmet, nors jau čia GPT 3 metai veikia, o kompanija toliau auga, o akcijos kaina tuo pačiu tempu neauga, o krenta, dėl to, kad yra neigiamas sentimentas. Taip, tai kita kategorija, aš manau, kad tai bus konsultacinės kompanijos, duomenų analitika, programinė įranga, konsultacinės sistemos. Tai čia irgi jau yra įrodyta, kad visų pirma, kokį darbą atima dirbtinis intelektas, toks, koks jis yra dabar, tai yra programuotojų darbas. Vėlgi, 70 kažkur tai procentų programuotojų jau yra nereikalingi arba jie dirba tiesiog visiškai pakeldami savo našumą į kitą lygį, naudodamasi ir rašydami kodą su dirbtiniu intelektu. Tai aš manau, kad toms kompanijoms irgi. Vėlgi, pavyzdžiui, Booz Allen Hamilton, jie irgi kūrė programinę įrangą, daugiausiai vyriausybėm, pasinaudodami dirbtiniu intelektu, bet kadangi neigiamas sentimentas šiek tiek yra ant šios įmonės nugulęs, tai vėlgi aš manau, tai yra gera proga investuoti. Leidos, ta pati panaši įmonė kaip ir Booz Allen Hamilton, ką daro, tai yra konsultacinė programinė įranga, vėlgi daugiausiai vyriausybėm, valstybėm. Ir kompanija Palantir, tai čia yra geriausias pavyzdys apskritai tokio tipo kompanijose. Aš buvau investavęs ir nemažai prieš metus ar du į šitą kompaniją, bet jinai užaugo iki tokių verčių, kad aš nusprendžiau parduoti. Aišku, klasikinė situacija, jinai augo ir toliau. Bet šiai dienai ant tiek yra pervertinta šita kompanija, kad kol kas mes nematom savo portfelį šitos kompanijos, bet tai yra labai stipri ir įrodanti tą mano tezę kompanija. Trečia kategorija tai yra mokymosi platformos ir dirbtinio intelekto mokytojai. Aš manau, kad irgi tai neužtruks labai ilgai, kada visiškai pakeis mokymosi procesą ir padariau analizę apskritai iš įmonių, kas veikia šitoj srity, kas ar kalbas ten moko, ar ten su mokyklom dirba, ar su moksleiviais. Ir nusprendžiau, nežinau, ar pažįstat šitą logotipą, nusprendžiau, kad Duolingo turiu kažkokį vidinį tokį vidinį jausmą, kad tai bus didžiausi nugalėtojai ir seku šitos kompanijos finansinės ataskaitas ir finansinius rezultatus. Ir kaip nutiko, kaip liktai tyčia, po išleidus trečio ketvirčio rezultatus, įmonė per vieną dieną nukrito, įmonės akcijų vertė nukrito per 30%. Tai papuolė labai greitai į mano radarą ir, kaip tu negali nupirkti tai, kas tau ir taip patinka ir kame tu matai perspektyvą ir dar tai yra už 30% nuolaida. Tai Duolingo, manau, kad artimiausių metų mūsų portfelį sėkmingai papildys. Ir ketvirta kategorija tai yra autonominės sistemos robotika. Vėlgi,
čia užtruks tikrai gerokai ilgiau ir čia keletos metų minimum klausimas, o galbūt ir 5 metų, o galbūt ir 10, bet aš labai tikiu šitą kategoriją įmonių. Problema su šitom įmonėm yra tokia, kad jos pagrinde yra arba tai kažkokie startupai, arba ten dar kažkokios nepelną generuojančios įmonės ir nu atrinkinėti, kas jie bus tie nugalėtojai, tai yra loterija. Tai aš pasirinkau Amazon, dėl to šita kompanija ir yra tarp didžiausių mūsų įmonių. Kodėl? Todėl, kad Amazon Amerikoje jie turi apie 1 milijoną darbuotojų ir iš jų, nu, didžioji dalis, ten gal 90% dirba fizinį darbą, tai arba sandėly, arba ties prekių pristatymų, ar tai jų parduotuvėse. Ir aš manau, kad tai bus didžiausias nugalėtojas, kurį galima lengviausiai identifikuoti, kas liečia robotikoje, automatizavime. Ir tai yra bendrovė, kuri nu, labai sparčiai tai investuoja ir jau dabar jie atleido 13 tūkstančių, man atrodo, darbuotojų per praeitą mėnesį. Ir planuose artimiausiais metais yra apskritai atleisti apie 200 tūkstančių darbuotojų. Nu, tai yra nežmoniški skaičiai ir kas finansinėse rezultatuose turėtų kaip ir nu, akivaizdi logika. Kada tu savo našumą didini, o darbuotojų skaičių, o darbuotojų ir darbo kaštai tai yra didžiausi kaštai šitos kompanijos. Tai reiškia, kad jų pelno marža dar tik tai auks. Tai mano tezė vat tokia, mano išvados tokios ir aš nenustoju ieškoti gerų variantų, į ką investuoti šitoj tematikoje, visose šitose kategorijose. Taip, tų turbulencijų mes rinkose visada turėsim ir jų ko gero įvyks ir dabar per lapkričio mėnesį. Ir galimai, kad tai vyks dar stipriau negu pačiose rinkose mūsų portfeliai bus paveiktas, todėl kad nu, mūsų portfelis tiesiog tikrai šiek tiek yra agresyvesnis ir daugiau rizikingesnių tų pozicijų, rizikingesnės pozicijos, kada jos kyla, kada rinka kyla, tai jos kyla greičiau negu rinka, bet kada rinkos krenta, tai natūralu jos krenta ir smarkiau negu rinka. Tai, bet kadangi sugrįžtų vėlgi 85% visų kompanijų pateisina investuotojų lūkesčius, kas liečia finansinės ataskaitas, aš manau, kad rinkos turi gerą progą artimiausių metų ir toliau sėkmingai augti. Ir aš manau, kad kol kas tas burbulas galbūt ir nesprogs, bet nu, pabiški mes jam ruošiamės ir investuojam protingai. Tai ačiū uždėmesi, visiems geros dienos ir iki sekančio karto jau gruodžio mėnesį.